Na ką, sakiau, kad kitoje serijoje papasakosiu, ką man primena šitas dalykas, tai kas žiūrit Simpsonus, tai visi matyti esat matę. Poną Žėrutį. Tai va, man šitas dalykas primena poną Žėrutį, o šitas dalykas yra skirtas automobiliai valyti kelio apnašas. Arba kitaip tariant, tas rudis ant baltų mašinų, kur ant plastiko matosi. Kaip matote, va čia yra rudelės, bet dėja čia yra plasmasė, čia yra ne rudelės, o kelio apnašos. Tai va, tai dabar paimsime ir ištestuosime poną Žėrutį. Labai skaniai atrodo, labai skaniai spalva, sakė kolegos, kad čia bubblegum skonio. Ne, neragaukite tokių dalykų, tai yra skirta automobilio valymui. Žodžiu, aš nemeluosiu, aš šitą dalyką darau pirmą kartą ir pas mane yra net 2 teisėjai. Pasižiūrėkit. Ir jie iš manęs bando tyčiotis, kad man nepavyks, bet aš tikiu, kad man pavyks. Nu ką, dabar pradėkime. Oi, sakė, šitą dar reikia sušlapinti ir valyti. Praslydo. Nu, ir kas gaunasi? Valosi. Žiūrėkit. Valosi. Tik tai čia forma piršto gaunasi. Trinties neturi būt? Turi praslyst? Gerai, aš esu patyręs. Nu, ir ką? Viskas. Automobilius švarus, gražus. Ir kelio apnašų nebėra. Tai paprastai nenutrinsi jų. Ponas Žėrutis, kaip sakant, ne tik skalbiklis, bet dar ir valiklis. Looks like new. Ir dabar galima taip praeiti visą automobilį. Labą dieną. Turim eilinę darbo dieną. Su kolega Kazimieru keliaujam pirkti varianto. Įsivaizduojat, varom pirkti varianto, ant kiek netikėta. Po savaitgalio Bet Safe Drift Finals Pro lygos paskutinio etapo, tai yra finalo, visiškai neturiu balso. Tai manau, šiandienos balsas bus kažkiek labiau gal Kazimieras. Jūs, kaip jau minėjome, Kazimieras nori išmokti būti perekupas. Tai būtent todėl ir važiuojame kartu su Kazimieru, kad pasisemtų kuo daugiau patirties ir turėtų kuo daugiau patirties. Logiškai skamba. Važiuoja tam, kad pasisemtų patirties ir turėtų kuo daugiau patirties. Tai šiandien mes lekiam į saulėtąją Uteną. Apie Uteną turiu, taip sakykim, kaip čia sakyti, taip gražiau, savo nuomonę. Iš tikrųjų, ne vieną kartą buvo tokia situacija, kad važiavom pirkti su Aurimu automobilį į Uteną ir atvažiavus į Uteną automobilis neatitiko aprašymo. Pavyzdžiui, kažkada labai senai važiavom žiūrėti Hondos CR-V. Čia tarp kitko dar prieš visą UBR, man atrodo, buvo. Čia kaip tik tada rinkausi, kokio džipo noriu. Tai jo žiūrėjau Honda CR-V į bekelę. Ir atvažiavus pasižiūrėti automobilį, atlikus test drive, man buksavo sankaba, o savininkas sako, nieko nebuvau panašaus pastebėjęs, sako, nu ir šiaip, sako, aš niekada negazuodavau tiek, kiek tu gazuoji. Tai čia buvo mano problemos dabar yra. Yra dar buvo taip, kad važiavom mašinos ir ją pardavė. Yra buvę, kad atvažiavom, ten iš tikrųjų senos nuotraukos buvo. Tai, žodžiu, visokių įdomių situacijų yra buvę su Utenoj. Tai šiandien važiuojam. Jau iš tikrųjų vienas toks keistas nutikimas buvo. Tai, kad ryte susiskambinau su žmogum. Jisai sako, viskas gerai, atvažiuokit, pasižiūrėkit. Sako, automobilis, aišku, turi trūkumų. Automobilis yra lengvai daužtas. Ir situacija tokia, kad jau ten pusvalandukas lieka iki išvažiavimo ir žmogus sako, tik jau ką nėra akumo, nes paskolinau draugui, o jis atiduos tik tai rytoj, bet jau ką tai akumas taip ar taip miręs. Tai man klausimas, kam reikėjo mirusį akumą skolinti draugui. Tai va, kažkaip, matai va, bet mes norim mašinų. Mes norim nupirkti daugiau mašinų, nes metai 365 dienos bėga labai greitai. Ir, nu, sakyčiau, teks truputį pasidarbuoti, kad pasiekti tikslą, o mes norim R8. Tai va, lekiam į Uteną, žiūrėti variantą, o jūs lekiat su mumis. Iš kur esame jau netoli varianto, jau jaučiu jo kvapą. Ir girdžiu, kad pas mus kažkas barška. Kazy, kas barška? Sakiau penktadienį pasigaliam, sakei nieks. Sakei prieki kažkas barška. Dabar gale. Nu, tai va. Reikės gilintis.
Kai, krekždonas. Krekždėlai vis. Kas mes mašinas ieškom? Va tos va, Toyotas. Štai mūsų pirkinys galimai. Kodėl man toks įtarimas, kad čia jau senai nėra. Tai yra senai įvykęs eismo įvykis. Nes ruda viskas. Ai, matai kaip. Ką dar pastebėjai? Kad rankinis tai bus užpuvęs. Kodėl? Tikriausiai. Suštrauktas. Mašina pripuvus. Įdomiai. Jo. Kablys iš bamperio. Bet čia, žinok, bandyt. Kas čia? Iš abiejų šonų. Sutarkuota. O viešpatė, aš žinok, tiek daug nebuvau matęs. Profesionalus ratlankių dažymas. Palauk, aš einu žiūrėtis nuotraukas ir mes tikrai tą mašiną žiūrim. O klausyk, o šitos pusės nepamiršai paminėt, kad... Jo, čia tokia skarbonkė, nu ką aš žinau. Bet tai kad, blemba, tu atsiunti nuotraukas. Jo, aš dar ne viską čia buvau atsiuntęs, dar karočiui čia gerai. Aš tavęs paklausiu, ar tik tai šonas brauktas, tu pasakai šonas Negi, brauktas. sakiau, dar atsiųsiu daugiau fotkių, bet taip ir neįsivažiuoju. Tu eina savo, čia nėra, ką žiūrėt tai mašiną. Jinai dabar neužsikuria nei ką. Klausyk, nu, ta prasme, be kumo nedabar. Bandom įdėti tą kumą. Kiek jinai laiko stovi? Renovacijos pradžios. Su rankiniu užtrauktu? Ne. Bet užtrauktas kažkas. Akumuliatoriaus nėra. Ko čia taip tepalų viskas apibėgia per viršų. Čia keičiau tepalus ir užmiršau protkiau suknų šitą čia. Tik po to pastebėjau, aš tokia vaiką. Iš bagažinės einu subas laivas. Ai, gal ir ne. Nepanašu, kad suba. Stai vietoj subo motoros masė čia nes padaryta. Įdomu, čia, nu, aš taip pat... O tai kieno čia ta mašina? Tai mano, nu. Aš pats nenusmenuoju, bet tas mašinas, žinai, aš paveldėjau čia iš tėvuką. Ir paskui jau sulamdžiau šitaip ir viskas, nu, per 2 metus. O pasiatechas yra? Nebe. Šiaučiu, kad ir neužsikurs, kol masės tai neprispausit, nais ko nors. Bet tai jau ką kursim, aš ranka prispausiu ir viskas. Kapaliuko minimumas. Užšeko irgi nelabai matau. Užšymo skystis nedingdavo? Ne, nelabai, ne. Nu ką, bandam? Man, nu. Davai, maisę pamiršau laikyt. O kodėl jinai taip nesuka? Silpnokas, jo, jaučiu krokodilus užmestamas iš karto pagauti. Mano, tai gal tu man... Jo, nes man taip žiemą būdavo, žinai, su silpna kūmų. Čiūčiu pastovi, bet krokodilus užmeti iš karto. Su šikai išėmiau, tai, nu, mašiną užvedė. Tu pabandom privaryti kam 6 gal. Slapukų jokių nėra. Ne, tai sanka, bet tik reikia. Aš duodu dar porą minučių, kad pasikrautų akumas, jeigu neužsikuria, tai aš nežinau, kas jo daryti. Jo, dar pabandysim, gal dar užsikūrė, ne? Tai gerai, o ką tai įsivaizduoji kainas galutinio? Nežinau, tai ką galit pasiūlyti? Aš neįsivaizduoju, kad čia siūlė. Alyvas filtras paliktas? Jo, ir nepakeistas, šiandien keičiu tepalus, bet šitą ir nepakeičiu. Filtrą? Senas filtras. Jo, aš šešuotai buvau nupirkęs, man ten skylės buvo, ar kas ten buvo, karočiui. Nelabai supratau. Alyvas filtro korpusas tikriausiai. Jo, korpusas va buvo nuskylė, žinai, ten ir nepakeitas, nupirkęs buvau, žinai. Tai čia dabar geras ar blogas? Tai čia iš Roto, ką aš žinau, nu toks. Tai bet iš Roto pirkai gerą detalę. Jo, nu. Bet jos nepakeitė. Ne. Tai dabar per alyvos filtrą taškas alyvo pastoviai. Ne, ten nuskeltas tik tais, kur, žinai, užkabint, kad atsukt. Ten nieks nebėga. Mašina su daugiau klausimų negu atsakymų. Jo, bus dėl celiarės. Ką tu, Kazy, galvoji? Nieko gero. Nu, aš tu nuoširdžiai pasakysiu, senai tokios mašinos nemačiau. Iš esmės, net jeigu jinai užsiveda, mums parsivaryti su ją biškai problematiška. Mes neturim kūro, alyvos minimumas, antifrizo minimumas. Technikinės irgi nėra, draudimo faktas irgi nebus. Ne, tai irgi. Ui, tu savo čia 404 štukos ridos. Ok, sakyk kainą. Nežinau, tai ką jūs galite pasiūlyti? Galiu pasiūlyti, kad galime šiandien išvaryti iš čia iš kiemo. Nemokamai. Aš realiai net nežinau, ką už ją pasiūlyti, todėl kad aš galvoju visų pirma daužta tik iš šitą šoną iš fotkių, ką tu siuntėjai. Čia realiai ir bamperis, ir ta visa pusė. Nesikuria, nevažiuoja, neaišku, kai važiuoja. Realiai aš tik metalo kainą už ją galiu va tokio pasiūlyti. Nuo 100 iki 200 eurų. Nežinau. Galvok. Bent 300 norėčiau gauti, ką žinau. Tuoj sekundę, aš einu su kolega peršnekėsiu.
Žodžiu, aš pasikalbėjau su kolega, nelabai mes daugiau 200 žer pasiūlysim, žinok. Ne, jeigu tinka, galiu 200 duoti ir aš šiandien išsivežu, jeigu ne, tai ne. Gal iškursite, nežinau. Pats matai, kokią būklę mašina. O tiksliau tu žinai, nes tu RD vedai kitokios būklės. Kol tvarkomės, dar gali pasigalvoti. Gerai, jeigu tu sakai, kad neužsikuria, kad viskas, ką reikia padaryti, dizelio įsipilt, galiu 2 PM duoti. Nu tai tu už 300 jas sutikai atiduoti. Čia 5 eurų skirtumas jau didelio nieko nedaro. Mums, kad ją parsivaryti, susidėsi nemažai. Gerai, tada. Viskas iki. Kaip Kazimieras pasakė, mums antro romsterio nereikia, ne? Dar jeigu kažkam reikia, galim pasiūlyti Škoda romsterį, kurį Auris nupirko projekto pradžioj. Aš kaip sakiau apie Uteną, tai va, taip ir nutiko apie Uteną. Aišku, iš dalies esame ir mes patys kalti, nes žmogus sakė, atsiųsiu daugiau nuotraukų, bet jų nesulaukėm ir išvažiavom žiūrėti automobilį. Tai va, jeigu kažkada kažkas jums sako, kad atsiųs dar papildomų nuotraukų, tai įsitikinti automobilio būklę, tai pakentėkit, palaukit nuotraukų ir tik tada važiuokit žiūrėkit automobilį. Ką mes darėm? Sudė. Alikuderčiai. Vos nepamiršau, noriu visus moksleivius ir besimokančius žmonės pasveikinti su nauja pradžia, naujais mokslo metais, naujom galimybėm. Gražių ir smagių metų. O dabar atėjo laikas konkursui. Žodžiu, GPS meistrai mums įrengė garaže kameras ir žinokit, tos kameros tiek visko prifiksavo. Dabar vaizdai iš prifiksuotų vaizdų. Tai matote, kameros yra tikrai labai reikalingas dalykas ir dabar atėjo rugsėjo mėnuo ir prasidėjo kamščiai, o kamščiuose darosi tiek visko, kad geriau yra užfiksuoti. Todėl mes su GPS meistrai sugalvojom jums padovanoti dovaną, tai yra Mio gamintojo video registratorius, dalykas, kuris privalo būti jūsų automobilyje. Aš savo žmonai irgi įstačiau ir video registratorių, todėl kad sakė, šiandien buvo taip ir taip, o vakar buvo taip ir taip, tai geriau yra pamatyti, negu papasakoti ar net parodyti. Tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai nueiti į mūsų Instagram UBR Team arba į GPS meistrai Instagramą ir parašyti savo istoriją, ką būtumėt nufilmavę. Jeigu turėčiau registratorių, tai būčiau nufilmavęs ir tada papasakokite, ką būtumėt nufilmavę. Susitinkam Instagrame ir trečiadienį 18:00 išrinksim šio daikčiuko nugalėtoją. O dabar varom toliau pirkti automobilių. Na ir kaip visada, atrodo dieną viskas ramu, gražu ir vakare pist, šanai, te, turėk. Tai dabar važiuojam pasižiūrėti vieną automobilio ir taip pat varysim vieną automobilį parodyti. Kokį automobilį varysim parodyti? Žiūrėk, štai šį 440i. Atsirado žmogus norint jį įsigyti. Nelabai supratau, ar žmogus vietinis ar ne vietinis, bet labai sunkiai žodžiu su juo bendravom, tai galiausiai sutarėm, kad šiame turės tą mašiną parodyti. Tai važiuojam pasižiūrėti vienos mašinos ir važiuojam parodyti ketvirtą. Tikiuosi, nupirksim ir parduosim. Darai cheminė, ne? Technikos nepritrūko cheminė. Ne. Aš šiaip... Bet jinai iš išorės matai neplaut, nes dalinėtų skelbimo nedėjau. Tai kaip visi sakiau, jinai važiuoja viskas kuo puikiausiai, žinai. Tepalus gal pasikeisti jau kažkada, žinai, reikėtų, nes aš kiekvieną vasarą keičiu. Šiaip ir tepalų neryja, nors aš ten, žinai, pilu plius minus pagal rekomendaciją. Pičiulis iš Lirosas vis parinkdavo, žinai. Na tai kad, žinai, rūdelis turi. O kaip dugnas? Tai dugnas ir buvo, vat jos buvo silpnoji vieta, nes buvo parūdijas. Bet tos nestruktūrinės, žinai, jos skardos. Prisilenkščiau ir panašiai, tai, žinai, tėvukas šaltkalvis. Kas supuvę buvo jau užpjaustėm, pasidarėm skardas, suvirinam, dažėm. Struktūrinės dalis tai ne viena plėsta, bet ten tų rūdžių tai buvo. Ant pačio kėbulo, va čia ant galinių durų matau. Pažemos ir šitas išlinda.
tas, man atrodo, kažkuris yra nulūžęs, kad nesilaiko. Ai, ne, va šitos pačios palangės. Ai, nukrenta, ne? Jo, jeigu ten dedi, tai stringa. Ir vat akumuliatorių per didelį man užsakė, tai aš įdėjau ten per didelį, bet šitą formą jau netiko. Supratau. Čia naujesnis Civikas, visur kiliminė danga. Ne? 26 metų? Ne, aš turiu omeny senuose Civikose, tai visą laiką, žinai, atviras metalas būdavo. Ai. Bandom gal užsikurt? Jo, šiaip. Rankinis laiko? Bet aš ant rankinio dabar specialiai nepaliksiu, tai nestovi. Jo. Labai gerai. Katalizatoriaus nėra. Yra. Vislintuvas parūdėjęs. O kai labai yra taip sunkiai sukasi? Kaip tu sulaikai tikriausiai? Nu, jis neturi taip suktis. Kuros nepasibaigs? Neturiu. Kas su langu yra? A, čia matyti, ten kažkoks yra mechanizmas ir reikia tiesiog čia. Palauk to, va taip, ne? Ne, yra dviejų padėčių. Yra, tipo, kur visiškai iki galo, arba kur tiesiog laikai, žinai, ir jis užsidaro. Nes tas, jeigu kažkodėl paspaudi, kur iki galo, kad pats išsidarinėtų, jis atkelia. Na, šiaip taip uždarant, tipo, tai... Kondiškiai irgi neveikia? Nu, dabar tai neveikia. Nu, pas mane veikdavo, gal Riono, na, aš nelabai meistras, bet... Nu ir pažiūrėk, va dabar va vairas kaip sukasi. Jis pas tai taip pat sukinėdavosi, pabandyk pasukti. Nu, jis visą laiką buvo toksai, žinai, palyginus su Golfu dabar, kur važinėjau. Nu, čia kaip Civike visą laiką, pasiki dar turi būti driving mode, man atrodo. Pas kai kurios yra driving mode, tai šitą... Gal pas tai pera? Ne. Ir pa šitus, man atrodo, būdavo. Nesu 100% užtikrintas. Ne, čia aš 100% galiu pasakyti, kad driving mode nėra. Bet kad čia kažkas negerai, žinok, aš irgi galiu 100% pasakyti. Jis taip neturi sukti sunkiai. Nieko necypė, skyšę aš jokio netapilinėjau, nieko nuo stovėjimo. Tai jis irgi neturėtų būti pasidarę, žinai. Labai norisi pasižiūrėti, kaip ten dugnas tas, bet labai ir norėtųsi, kad nesuvažinėtų manęs kas nors. Ai, nu. Nu, man vaizdas daug maž aiškus. Aš galiu pasakyti iš karto, kad už jį 1,5 nepasiūlysiu. Manykite skelbimus įdėt, galbūt parsiduos. Jo, ne. Nu, ten dažnai apartų vadžiu, tai, nu, man, aš pats jau važinėjau, ant to kokios laikė ir aš, žinai, Frauną greičiausiai išpildysiu tą kondiškę, viskas paspaudžiu. Gali būt, bet, nu, šiam momentui, žinai, neveikia. Na, tai tu gali pamėginti pasakyti, kiek tu žįsiūlytum, nehalbolinda mašina, ir tas pamastysi, bet... Apie 1-2 kažkas tokio. Gal dar 1-4 paleisčiau, bet... O iki kada pasitekas? Nu, tuoj sekundėlę kolegai pasiskambinsiu, paklausiu, ką jisai galvoja. Civikas pažiūrėtas, nesutarėm dėl kainos, žmogaus galutinė kaina buvo 1500, pasiūliau 1200, nesutiko, sakė už 1,4 gal ir atiduotų. Bandėm dėrėtis iki 1,3, bet nepavyko. Nepavyko ir nepavyko. Važiuojam pardavinėti ketvirtą. Vakar po to, kai apžiūrėjau Civiką, dar nulėkiau parodyti žmonėm ketvirtą. Deja, žmonės ketvirtą nepirko, todėl kad jie dar patys nesisprendė, ko jie nori. Norėjo tiesiog vizualiai pasižiūrėti, kaip atrodo ketvirtas, jiems viskas tinka su kupė variantu, ar reikia 4 durų, nu žodžiu. Tiesiog vizualiai norėjo pasižiūrėti mašiną. Man labai patinka, kad žmonės tiesiog nori pasižiūrėti mašiną. Sako, mes jeigu mums viskas tinka, mes perkam, gal galite mums turėti mašiną? Jo, nuskamba įtikinamai, tikrai yra ne vieną kartą tai buvo, kad žmonės paskambino, sako, mus labai domina jūsų automobilis, ar galėtumėt pas mus atvažiuoti? Sakau, taip galiu, atvažiuoju, žmonės žiūri, jį nusipirka. Šį kartą buvo panaši, maždaug taktika panaudota, bet jie norėjo tik tai, taip sakant, pasimatuoti. Pasimatavo, pasižiūrėjo, aš toliau, o toliau mes važiuojam pirkti dar vieną variantą. Ir žinot ką? Aš labai norėčiau, kad visi variantai pirktųsi maždaug va tai va, kad važiuojam žiūrėti varianto. Ir mes jau atvarėm variantų. Va tai jau būtų tobulą pirkti mašinas. Mini Cooperis. Tu gali man paaiškinti, kuom skiriasi Mini Cooperis nuo Mini One? Aš nežinau, bet lygtais kažkas mažesnis tiesiog. Pas Mini Cooperį gal būna karas būna? Ne. Aš nežinau tiksliai. Pas Mini Cooperį nebūna. Reikia prisiminti šitą dydį kitą kartą žiūrint Mini Cooperį. Kondiškė veikia? Nežinau. O tavo mašina? Jo.
Gerai. Nu, būtų malonu. Oi, visiškai neveikia. Veikia, kai važiuoji. Tai kai veikia yra fizika. Priekinis stiklas kažkur čia skirva. Vietoj. Tada pas tave ten parūdyja apačioj. Čia ne pas mane, čia pas tave parūdyja. Tada kaladėlių jau beveik neliko. Bagažinė neatsidaro, bet pratempiam vėlą tokią, kad ištraukti. Kažkaip paskutiniu metu labai daug vėlų. Tai gerai, kaip dabar atsidaryti? Kur čia kokią? Plastikai. A, iš vidaus? Jo. Supratau. Atidarytum? Jo, atidary. Tepalą ryja. Nu, sakyk tiesiai šviesiai. Paskutinį kartą pyliau prieš 6 gal. Nusipirkau ir pakeičiau, nes pirkau prieš 5 mėnesius gal. Norėjau apkaltinti, kad antifrizas. Nors. Ne antifrizas. Dabar vairuot, kaip 15 minučių negalėsiu. Kodėl bagažinė nebeužsidaro? Reikia pajudinti tą. Ką? Čia vėlą pajudinę. Pamyk dabar. Tai ką dar iki vėlos? Kaip neužsidaro. Ai. Aš galvoju, nu gerai. Tiek to. Kur moldingai dingo? Planuoja grįžti? Variklis yra, tepalo kažkokių yra. Radiatorius beveik kaip magija, gali išsiimti ir eit. Ledai sudėti? Gali būt, nieko nekeičiau. Važiuoju tas drive ir greit grįžtų. Palauk, niekur nevažiuoju, dradelis reikia nusireguliuoti. Vairas kaip sunkiai. Sakiau, važiuojant normaliai. Aš sakyčiau, kad būtent va tokia va turėtų būti tavo pirma mašina, kur neveikia vairo stiprintuvas, kažkas barška, kažkas iškrišt, išlūžt gali ir panašiai. Vakar, pavyzdžiui, žmonėm, kurie nurodžiau 4 serijos BMW, sakė, sūnai nori nupirkti. Nu tai viešpatė. Per gerą mašiną. 4 kem. O, važiuoklė tai bilda, tai nevaikiškai. Prašom, eikit. Laiką reikia žmonės praleisti. Bliamba pirmas bėgis kandžiais. Liūdniausia yra tai, kad žmogus nori už jį 500 eurų, o aš mokėčiau už jį kokius 200. Grįžome atgal į pirkimo vietą, tai yra automobilio pardavimo vietą. Dėl pirkimo čia dar labai didelis klausimas. Rankinis tik tai vienas ratas laiko. Kokią galutinę kainą tu įsivaizduoji? Kokį ir norėčiau. Ir ką iš defekcinio paskui nors slėpti, stopas neveikia. Aš tau galiu daugiau papasakoti. Vairas stiprintuvas neveikia, normaliai dėžė neveikia, sinchronizatoriai nežinau kaip paaiškinti. Bet žodžiu, pavaras perjungiant girdisi traškėjimas, važiuoklė bilda, stogas sulankstytas. Nežinau, 500 tai žinok, aš tikrai už jį nepasiūlysiu. Aš va dar skambutį draugui padarau, nes jisai pas mus miniukų fanas, tai pažiūrėsim, ką pasakys. Kaip žinodamas nekelia. Aš tau realiai pasakysiu taip, kad aš daugiau 300 už jį net nenorėčiau sumokėti. Techo nėra, kad su ją praeit techo čia darbo detalių nėra. Ir čia Mini One. Man atrodo, Mini One'as yra senesnis kažkodėl. Nežinau, nesu 100% tikras, bet ir atrodo dydis toks pats kaip Mini Cooperio. Jeigu tinka, pildom, važiuojam, jeigu ne, tai ne. Mes tavęs neverčiam parduoti, pasigalvo, gali bandyti parduoti, gali nemokamai jau tą įdėti, gal daugiau surinks. Daugiausiai 300. Tai tada štai kaip tą. Tinka tau? Nu tai gerai, tada pildom sutartį ir važiuojam. Tavo čia dar daiktų visokių visko yra. Daiktas ne. Ir vienas raktas tik. Mašinos? Jo. Ai, na savo, žinok, tada nepirksi. Rimtai? Jokauju. Bent jau vienas bairis MPE. Ne, aš matau, kad tavo raktai yra nuo namų telefono laikiklis, pakabukai, visokie ir panašiai. Jo, aš įsimsiu šitą greitai. Bijau, kad prieš Kodą Romsterio turėsim dar vieną stovintį variantą. Mini One. Rolandas Mackevičius važinėja su numeriais D1, o mes turėsim Mini One. Gal jam pasiūlyt, bent jau numeriai teiktų ant jo. Kai jau pardavė mašiną, tai sanką padeginu. Nežinau, ką mes tai padarėm. Gerą kainą, kažkaip parduosim. Gal kažkam miniuko reikia. Techas iki 24 dienos, šių metų rugsėjo. Tai čia porą savaičių. Porą savaičių kažkam greit išmokti vairuoti su mažu automobiliu. Tai va, važiuojam į garažą, pasimaivysim savo pirkiniu priešais mūsų kolegas.
O ką jūs šiandien nupirkot, pasakysim jiem? Einam link mano, nežinau kaip čia pavadinti, nupirkto automobilio. Iš manęs kolegos tyčiasi dėl jo, todėl kad sako, kad nupirkau paminklą ir jisai stovi niekam nereikalingas. Bet aš dabar einu padaryti vieną dalyką ir įrodyti jiems, kad tas variantas buvo tikrai geras. Priėjome prie mano pasididžiavimo. Žodžiu, kaip pamena, čia vasaros pradžioje, man atrodo, aš jį nupirkau. Nupirkau, tarp kitko, iš Sygio. Jisai dar tada nefilmavo, nieko nedarė. Ir šitą... Jau dabar net automobilis voratinklių pasidengęs ir oras tik viršų yra, apačioje oro nėra. Tai žodžiu, mano planas yra toks, kad aš šitą automobilį parduodu atskirai be valstybinių numerių, todėl kad labai daug kas rašė dėl valstybinių numerių jo. Oho, tai tu matai, kaip čia net viskas laikosi gerai. Kaip su puška. Va čia ir... Įdėsiu į auta.lt šitos valstybinius numerius atskirai. Todėl, kad buvo, kad žmonės rašė dėl jų, susidomėjimas buvo. Domina žmonės šitą raidžių kombinaciją GTS. O jeigu ir jūs turit kažkokius tai įdomesnius valstybinius numerius, galbūt turite ratlankius, galbūt turite padangas, o gal net ir turite automobilį, galite nueiti į auta.lt ir visiškai nemokamai sukurti aukcioną ir parduoti už didžiausią jums pasiūlytą kainą. Todėl, kad automobilis yra ne agurkas ir jo nemarinuokite. Esame pas mūsų draugus Airbag Service, bet čia esame ne dėl airbagų. Einam, parodysiu. Žodžiu, vakar buvome Airbag Service ir matėm šį automobilį, kurio jūs dar kol kas nematot. Ir žmogus mums tik parašė, kad sako, yra automobilis, kurį reikia realiai priduoti metalą. Mes sakom, koks automobilis, sako Audi A3 ir mes sakom, mes žinom kokia Audi A3. Kaip jums toks variantas? Audi A3, kurį važiuoja tiesiai į metalą. Čia tiesiog ne to žodžio prasme, automobilis laužas. Ir jo vienintelis likimas yra metalo laužas. Mes stovime priešais metalo laužų supirktuvę. Šiaip labai įdomi automobilio istorija, net nežinau kaip tai įvardint. Automobilis stovi priešais metalo laužų supirktuvę, bet žmogus sako, ten yra 150 km iki čionais. Bet automobilis čia išardytas. Man kažkas nesueina. Tai žodžiu, dabar skambinsime jam, bandysim išsiaiškinti, kodėl taip yra. Jeigu viskas tvarkoj, dokumentai viskas tvarkingi, imam ir priduodam šitą automobilį tiesiai štai čia į metalą. Galima pas jūs priduoti automobilį metalo laužą. Mes atsakėm, taip galima ir jisai paklausė, ar mes galim palikti prie teritorijos automobilį. Mes pasakėm, galit? Taip, jūs galit palikti, prie vartų čia nėra mūsų teritorija ir kitą dieną atvažiuot, mes tą automobilį priimsim. Atvažiavo atsai tas žmogus savininkas šito visko, nu taip, bent jisai deklaravo. Ir atėjo pas mus, nu okei, sako, stovi mašina, mes sakom, mašinos dokumentai reikalingi ir savininkas. Jisai sako, mašinos dokumentai yra pamesti. Aš neturiu jų, yra pamesti tie dokumentai ir reiškiasi, bet čia yra mano mašina. Tai gerai, gal jūs galite tada ištraukti iš regitros baltą lapą. To mums irgi užtenka. Po to atsai tas žmogus sako, kad mašiną aš pardavėm kažkam tai ir jie išpjovė vienų. Ne, aš kaip supratau, čia buvo tokia situacija, kad bičas pardavė mašiną ardymui, kad nepridarytų su ją nieko, išsipjovė kėbulo numerį, jie išsiardė viską, jie tiesiog numetė ir jam tiesiog paskambino, pasakė, kad tipo, tavo mašina dabar čia ir čia, jeigu nori gali pasimti. Dėl to jis man ją ir pasiūlė, nes mes čia užsiemam, mes supirkinėjom automobilius, aišku, ne tokios būklės, bent jau važiuojančius kažkiek. Tai vat klausimas, kaip jį dabar priduot? Na dabar turi būti galiojantis savininkas. Nu, dabar tą žmogus turi priduot, ant ko yra SDK kodas ir kas turi techninį pasą. Supratau. Techninis pasas jums fiziškai reikalingas? Taip. Supratau. Tada kitas klausimas, jeigu žmogus kažkokį įgaliojimą išrašo, savininkas turi būti. Būtinai savininkas turi būti. Supratau. Ir numeriai, kurie yra išpilti. Supratau, irgi. Supratau. Gerai tada. Tada jaučiu, žinai, dar pastovėsiu. Ačiū už informaciją. Taip, tai žodžiu, turim dokumentus. Galiai yra kėbulo numeris. Viskas atitinka. Bet prie mūsų buvo privažiavęs žmogus, kuris dirba šitoje metalo supirktuvėje. Gal net ir savininkas, nežinau, kas jis toksai buvo. Bet labai fainas, malonus žmogus, viską detaliai aiškiai papasako.
Ir dabar yra situacija tokia, kad mes realiai su šitą automobilį nieko negalim padaryti. Todėl, kad fizinis dokumentas yra pas patį žmogų. Žmogus yra 150 km nuo čia. Kėbulo numerio nėra. Jisai yra išpjautas iš tenais. Yra tik tai bagažinėje likęs lipdukas, kas dalinai kaip ir irgi įrodo, kad tai yra tas būtent automobilis. Bet mes šiai minutį nieko padaryti negalim su. Tai žodžiu, tokios naujienos. Tai skambinsiu šeimininkui, klausiu, kas kaip jisai įsivaizduoja visą šitą dalyką susitvarkyti. Nes visų pirma, tai nenoriu nieko įžeisti, bet čia yra šiukšlė, kuri dabar yra tiesiog numesta. Trukdo tiek metalo supirktuvį, tiek, manau, kažkiek ir airbag servisui pačiam gal trukdo. Norėtų, taip sakant, sutvarkyti. Bet šiaip esu piktas, todėl kad žmonės irgi tvarkė, darė, netvarkė, ardė, darė. Atvežė, numetė, paliko, čia spręskit, ką norit, pasimkit, darykit. Negalima taip daryti. Darykit viską tvarkingai ir iki galo. Dabar einam skambinti tam šeimininkui.